kaip nekeista ir kaip negaila. Ir kad nuo ko čia viskas prasidėjo, tai nuo mūsų bitininkystės tėvo, Jono Krikščiūno, akademiko Jono Krikščiūno. Jis pirmasis į Lietuvą įvežė Kaukazo bites. Tokia diplomantė kaip Neniškienė, Balžakai, juk dirbo su Kaukazo bitėm. Buvo raudoni dobilai, apdulkinimas, sėklininkystė. Lietuvoj ji nepritapo galutinai, nes ilgos žiemos, mažas pilvelis, sirgimas nuo zematozė, kol nebuvo varotozės erkių. Pagrindinė priežastis, dėl ko bitės mirdavo Lietuvoj, tai buvo nozematozė. Kitos priežastis nebuvo. Viduriavimas. Kaip dingo Kaukazo bitės, aš studentam niekaip negalėdavau parodyti, kur yra nozemos poros. Mes niekur nerasdavom nozemos porų. Nes, pavyzdžiui, Karnika, Bakvastas, Karpatų bitės. Šiandien dienai į Lietuvą nėra Lietuvoje rajonuotų bičių. Kas dabar su tom įvežtinėm bitėm Lietuvoje? Kontrolės jokios nėra. Grinai demokratija, kad anarchija, nepasakyčiau. Bet grinai demokratija, laisvė ir bitininkai atsirenka, kokiam krašte, kokias bites laikyti. Netgi pagal kraštą. Ir žiūrėkit, net paprasčiausias dalykas, žiūrėkit, kodėl Šiaurės Lietuvoj visi laiko žalas karvės daugiausiai. O va dzūkeliai šitoj pusė juodmargės. Net karvės pasirenka dvi. Tai bitininkai taipogi. Žiūrėkit, bandė, sakysim, ten Zarasų krašte, sakysim, ten Bakvast. Nu, niekas ten nesigauna. O Karnika ten gerai. Pažiūrėkit, vidurio Lietuvo šiandien dieną dar ir Kaukazo bičių prašo. Nes ten raudonų dobilų plotai. Ir tų plotai raudonų dobilų plečiasi. Taip, kad šiandien nėra, negalima daryti taip, kaip kažkada tai darė Žemdirbystės instituto planuotojai, darytojai, kad ne, mes kitos negalim, tik tą vieną. Nu, tada vis tiek bitininkai veš. Vis tiek užsiims tokia kontrabanda. Nu, šitaip negali. Bet va dabar situacija mano supratimu, tai yra gera. Kad išpiktėja bitės, kad mes dirbam daugiausiai su mišrūnėm. Ir jos kai kurios mišrūnės tokios piktos pasidarė, yra, kad dieve. Bet dauguma didelių bitynų vadovauja jauni žmonės, apsiskaitę, pabaigę mokslus, arba labai stipriai domisi, ir jie motinas keičia, jie kontrolę veda, jie kontroliuoja. Senesni žmonės, jie ir tų motinų nelabai perka. Netgi kodėl čia Lietuvos tamsiosios bitės asociacija pavadino ją tamsiąją bitę. Už tai, kad ateina dėdukas ir sako, pas mane vietinės. Jis niekados gyvenime nepirko kitokių. Sako, pas mane nuo senovės vietinės. Bet ranai tai atskrenda 7 kilometrus. Pas jį bitės įspėtė ir jo tas motinas pamylėjo tie tranai. Paskui jau gimė kiti. Ir jau pas jį bitės yra tokios bitės, kad sakau, jau bitės pažiūrėjus, sėdus į mašiną, langus reikia užsidaryti, nes į automobilio stiklą geloniais muša. Nu. Tai jeigu dūminės oda, vieni gelonys prie gelonio, dūminės oda, kur pučiant dumplės. Tai va tos visos hibridės, įvežtinės hibridės, jos yra nevaldomos. Tai sakysim, jeigu jų nekontroliuoji, nežiūri, tai nėra gera situacija su jom niekada nebus. Aš manau, kad tamsiosios bitės asociacija vykdo gerą kontrolę, apskaitą gerą vykdo, ieško tokių bitininkų, kurie gal net pagražintų atgal pačias geriausias motinas, kad jis gal kitais metais gaus už dyką kažkiek tų motinų, bet kad jis pačias geriausias, kur tam bitynę atrinkus, tam bitynę pažiūrėjus, kad geros bitės išbonitavus, atrinkus,
Gal motiną mes galėtumėm susigrąžinti į asociaciją atgal ir ją daugyti? Tai yra va toks duot dirbt su tom bitėm daugeliu žmonių. Ir kad jie duotų gražą. Va tokia kryptis būtų be proto gera. O jeigu mes sugebėsim su vietiniam bitėm, su Lietuvos tamsiaja bite parodyti, kad mes parodose, mugėse nukonkuruosim savo medaus produkciją ir skonių kitus, nieko nereiks sakyti. Nieko nereiks daryti. Visiems reikės tų vietinių bičių. Nes šiandien dienai pasiūla medaus yra be proto didelė. Tik mes neturim vietinių bičių medaus pasiūlos. Už tai, kad mes vietinių bičių neturim. Va čia kur yra esmė. Tai mes jas po biskį išgryninsim, deisim, darysim instrumentinį apsėklinimą. Vis tiek mes jas išpropaguosim. Nu ką, su įvežtinėmis bitėmis tai yra, taip švelniai tariant, problema. Nes tai nėra absoliučiai niekaip kontroliuojama, niekaip reglamentuojama. Niekas bitininkų neorientuoja, kokias rases bičių veisti. Nes viskas palikta savieigai bitininkų. Negana to, grupelė bitininkų dabar įsirūpino, kad netgi parama būtų skiriama įvežamoms bičių motinoms. Suprantat, jie atsiveža su kompensacija bičių motinas, jie čia daugina, jų absoliučiai neselekcionuoja, neatrenka. Ir tai yra didelė problema. Nes dauguma bitininkų bitininkauja vis su įvežtinėmis bitėmis, neadaptuotomis Lietuvoje. Ir kitas dalykas, jų genetinė įvairovė labai yra menkutė. Ir todėl gamtoje, kur tos mišrūnės veisiasi, jų genetinė įvairovė vis menksta ir menksta. Todėl labai svarbu šitas bites išlaikyti, nes kai buvo padaryti atlikti jų tyrimai, tai buvo pasimatę, kad jų genetinė įvairovė didelė, kadangi jos nebuvo atrinkinėjimus dirbtinai. Tai yra nebuvo selekcionuojamos. Ir jų mitotipų, reiškia, kurie rodo tam tikras šeimų išskirtinumą, buvo rasta Lietuvoje nustatyta virš 20. Ir dalis jų aptikta, bijau dabar tiksliai pasakyti, bet galbūt apie pusę, kurios identifikuotos yra tik Lietuvoje. Kitose šalyse aplinkinėse jos net nėra aprašytos, nustatytos. Pradėjau laikyti vietinės bites, susidomėjęs natūralia bitininkystė, nes natūrali bitininkystė be vietinės bitės yra kaip ir neįmanoma. Kadangi yra toksai bitininkavimo būdas, tai aš nemaitinu bičių cukrumi, palieku biteles žiemoti ant medaus ir dėl to tos vietinės bitės man labai tiko. Nes, pavyzdžiui, įvežtinės bitės, jos nėra atsparios lipčiaus medui, kadangi yra pietietės, ten yra kitas klimatas ir jos įpratusios mažiau laiko žiemoti, o mūsų vietinė bitė prisitaikiusi yra prie šitos aplinkos, todėl jai reikia mažiau priežiūros, jinai yra atsparesnė lipčiaus medui, labiau pristaikiusi prie mūsų klimato sąlygų, todėl ją reikia mažiau gydyti, tarkim, nenaudoti ten sunkiosios chemijos, galima apseiti tik tai su natūraliomis gydymo priemonės, tokio kaip pavyzdžiui oksalo rūgštis. Ir pavyzdžiui, bitės labai gerai žiemoja ant medaus, kas man buvo tas pagrindinis turbūt dalykas dėl tų vietinių bičių ir kuo mažiau pas jas lysti. Tai čia yra tokie specialūs, reiškiasi, pagaminti aviliai, vadinami gulstiniais aviliais, arba tai yra kaip ir kelminiai aviliai. Jie yra pritaikyti tai būtent vietiniai bitei, nes vietinė bitė, jinai pavasarį, kuomet motinėlė pradeda dėti kiaušinėlius, jinai labai staigiai pradeda dėti daug kiaušinėlių ir jai reikalingas didelis plotas. Tai todėl šitie aviliai yra tokie dideli, juose yra labai daug vietos tam, kad motinėlė turėtų, reiškiasi, tos vietos, kur juos dėti. Nes mažuose aviliuose, jeigu bitininkas nesužiūri ir motinėlės pradeda labai dėti greitai kiaušinėlius, viską motinėlė, tą visą plotą užima ir bitės neturi vietos darbui ir jos spiečia.
Su įvežtinėm bitėm situacija tokia yra, kad dabar Lietuvoje toks, sakyčiau, paprastai bardakas yra, nes visi veža, ką nori, veža iš kur nori ir daugina, kas kaip nori ir tos bitės plinta. Ir, na, kaip sakyt, nėra tokio, kaip sakyt, normalizavimo šitam visam bitininkystės klausime. Net, sakykime, netgi ir čia įsteigus rezervatą buvo bitininkų, kurie priešais stovėjo ir sakė, kad netinka, nes kodėl reikia tą bitę saugot, kuri pikta, medaus neduoda ir spiečia, tai kam ta bitė reikalinga. Tai tas žmonių susikalbėjimas, bitininkų susikalbėjimas būtų labai reikalingas, taip pat ir valstybės požiūris į tai, kad turim savo vietinę bitę, tai ją išsaugo, tai čia yra jau, kaip sakyti, būtinybė. O su kitom bitėm, tai kiti bitininkai, aišku, gyvena iš šito amato, tai jiem reikia ir to produktyvumo. Aišku, su mūsų vietinė bite to padaryti šiam momentui dar tikrai neišeitų ir neišeis artimiausių metų, bet vien, kad išlaikyti mūsų tą vietinę bitę ateities kartom, tai yra didžiulis ir labai svarbus darbas, mano galva. Kaip sako, tos įvežtinės bitės čia irgi Saulius mano toks, kuris čia mane ir mokė, toks Saulius Kutka iš Kauno, jisai atsivežė čia irgi tų bičių, bakfasto pas jį daugiausia buvo. Ir tos bitės, jos tikrai, jos skaitosi, kad jos tikrai produktyvesnės, neša daugiau to medaus suneša, bet pas mus, kokia čia mūsų dzūkiška gamta, Mesgi priklausome nuo tų vadinamų, ar bus šalnos, nebus, tas yra trumpas vadinamas tas laikotarpis to medaus nešimo, už tai, kad pieskas, žemės blogos, nėra tos vadinamos pašarinės, jeigu taip jau įsireiškus jau pašarinės bazės, tai nėra nei rapsų nėra. Tai jeigu kokis yra vienas kitas laukėlis griekių, tai yra, o jeigu nėra, tai nėra. Tai jos kaip skaitau, kad čia netinka, Dzūkijai jos tikrai netinka. Čia turi būti tos mūsų vietinės, kurios tikrai, jos yra, kaip sako, medus daug bus kokybiškesnis ir geresnis, jos ima iš daug visokių kitokių augalų, kurios, pavyzdžiui, neima bakfastas. Ar kokia karnika, ar visai kitokia, ar kitos rūšies bitės. Jos labai skaitosi tos bakfastas, kad labai jau jos darbingos, darbštuolės, labai geros, bet jos skirtos, skaitau, kur yra dideli plotai, kur užsiima bitininkai dideliais kiekiais medaus, prineša, paskui neturi kur jo dėts. Tai skaitau, kad jis netinkama yra mūsų klimatui ir mūsų šitam regionui Dzūkijos. Turi būti tikrai ta vietinė, paprasta, ta mūsų bitelė, kuri tikrai, kur nuo amžiais čia gyveno drevės ir dabar bandom tą dalyką viską atgaivinti ir dalyvauju aš toj programai, čia ir darom tą selekciją, gaudau spiečius ir gaudysiu toliau. Šiemet pagavau irgi, gal 16 pagavau, mažiau žadėjom, kad bus šiemet labai spėtli metai, bet nebuvo, taip nespėtė, kaip spėtė pernai, tai skaitau, kad tik tai vietinė.